Good afternoon. Labą dieną. Šios dienos tema yra laikas present perfect simple. Lietuviškai tai būtų esamasis atliktinis laikas. Present perfect simple arba dar kartais vadinamas tiesiog present perfect. Tai vienas ir tas pats. Taigi šis laikas yra sudaromas have arba has plus veiksmažodžio trečioji forma. Kreipkime dėmesį, asmenuojant has vartojama su he, she, it arba vienaskaitos trečioji asmeniu. Pavyzdys galėtų būti I have done, you have done, he, she, it has done. Daugiskaitoje we have, you have, they have done. Sudarant neiginius, pridedame žodelį not. Taigi bus visur I have not arba trumpinant I haven't done, you haven't done ir taip toliau. Klausimuose have žodelis keliasi į priekį. Taigi, jeigu turime teiginį you have done, tai sudarant klausimą, have kelsime į priekį ir gausime have you done. Šis laikas vartojamas, kai mes kalbame apie veiksmus, kurie vyko netolimoje praeityje, bet rezultatas matomas dabar. Taigi, the actions which happened in the past, we see the results now. Pavyzdukas galėtų būti I have broken my arm. Taigi, sakydami I have broken my arm, turime omenyje, kad ne tik tai susilaužiu ranką, bet kad ranka dabar yra sulūžus. Rezultatas matomas dabar. Ir antras pagrindinis punktas, tai būtų veiksmas vyksta nuo praeities iki dabar. Tai būtų the action from the past until present. Nuo praeities iki šio momento. Ir pavyzdėlis galėtų būti I have lived in Vilnius for 10 years. Tai reiškia, gyvenu Vilniuje jau 10 metų ir šiuo metu Vilniuje dar gyvenu. Atkreipkime žodelį į laiko indikatorius arba time indicators, kurie parodo, kada vyksta laikas. Taigi, present perfect simple dažniausiai vartojama su šiais laiko indikatoriais. Already, just, yet, for, since, ever, never, recently, lately ir taip toliau. Taigi, pavyzdėlį galiu duoti su already. Already atkreipkime dėmesį, vartojimas teiginiuose, o klausimuose ir neiginiuose already virsta į žodelį yet. Pavyzdys. Aš jau padariau namų darbus. I have already done my homework. Atkreipkime dėmesį žodelių vieta I have already done. Po have ir prieš trečią formą.
Klausimas, ar tu jau padarei namų darbus? Have you done your homework yet? Yet vartojimas sakinio gale, klausimuose ir neiginiuose. Ir neiginys būtų, aš dar nepadariau namų darbų. I haven't done my work yet. Taipogi, sakinio gale. Žodeliai for, since. For reiškia jau, kai kalbama apie laiką. Since reiškia nuo kažkada. Pavyzdėlis galėtų būti. I have lived here for 10 years. Tai reiškia jau 10 metų. Ir since tai būtų nuo kažkada. Tarkim, I have lived here since 1974. For jau kažkiek, since nuo kažkada. Toliau turime žodelius have, never. Atkreipkime dėmesį, have paprastai dažniausiai vartojamas klausimuose ir neiginiuose. Tarkim, pavyzdys, ar kada nors esi buvęs Paryžiuje? Have you ever been to Paris? Klausimas, have you ever been? Ir neiginiuose, aš niekada nesu buvęs. I haven't ever been. Arba tiesiog galime keisti į žodelį never. I have never been to Paris. Ir žodelį lately arba recently vartojame, kai kalbame, kažkas vyksta pastaruoju metu. Tarkim, pastaruoju metu oras buvo šaltas. Recently arba lately. The weather has been good. Tai tiek. Ačiū, viso gero.